Labas. Šį savaitgalį sodinam ankstyvasias bulves. Mes daržovėse, aišku, esame naujokai, tai ir bulves mums yra naujiena. Žiūrėsim, kaip seksis. Bulves daiginom jau turbūt kokį mėnesį garaže pas save. Atrodė visai neblogai tas daiginimas, kol šiandien neišėmėm jų atsivežti jau čia sodinimui. Ir pamačiau, kad tos, kurios dėžės buvo apačioje, aš jas netkreipiau dėmesio. Jos matyt gavo mažai saulės šviesos, tai yra, ir labai dideli tie ūgliai pasidarė. Bet, tokių dėžių yra mažuma, tai, kaip bus, tai bus. Tai va, dabar turėjom čia suartą lauką, tai prieš sodinimą Tautvydas kultivuoja. Žiūrėsim, kaip čia seksis, ar nereiks dar su freza pravažiuoti. Tai pasirinkom tokį gabaliuką vidury lauko, iš tikrųjų, tiesiog ėjom ir žiūrėjom, kur žemė geresnė. O ten turbūt gausis mums iki to smėlyno, nes kokie 5 arai užsisodins, tų bulvių nedaug mes čia jų turim. Pirmai pradžiai pasibandymai tokiam kaip naujokai, manom, kad užtektinai bus. Tai va, žiūrėsim, ar čia užteks tik tai to kultivavimo, ar vis tik reiks ir frezos. Jau atskrenda gandriukai. Labai gerai, atskriskit, išrinkit visokius kirminukus. Mums nereikia bulvėse, aš turbūt juos truputėlį baidau, tai traukiuosi 6. Ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Bus gražuolis. Tai šitos skylės vadinasi šito driežiuko yra. Na gerai, gražus tu. Labai. Kainuolis. Tai jau kol Tautvydas kultivuoja, kadangi mes esam prisikasę čia per visą sklypą visokių katakombų, nes, kaip žinia, daromės geriamą vandenį, daromės dar kartu ir drenažą, taip pat ir laistymo sistemai po truputį ruošiamės. Tai, žodžiu, prikasiota visur visko ir daug. Čia jau užkasėm ir supratom, kad ne viską patiesėm, tai dabar atkasinėjau su kastuvu. Tai va, tai kol jisai dabar kultivuoja, aš čia pakasiu, kad jau galėtume viską užsikast pagaliau, susidėti ir pasijungti gręžiniu. Ir šiaip iš vis buvom persikasę visą kelią savo, tai net negalėjom įvažiuoti. Tai buvo taip toks truputėlį iššūkis pasivaikštinėti po visą sklypą. Bet nieko. Darbai juda po truputį, aišku, kažkaip sunkiai mums įsivažiuojas į darbus pavasarį. Bet viskas mums pavyks. Nors pieva jau žaliuoja ganėtinai stipriai, tai yra avietynas, ne pieva. Matosi mano 2 vagos uždengtos plėvelę iš 39 vagų. Tai toli gražu daug darbelio laukia. Ir jau su Tautvydu dar apkalbėjau, jau matėm pienę žydį. Tai tikrai jau reikės tuoj ir šienauti žolę tarp vagų. Tai taip visiškai darbą veja. Atrodo ir atostogos, ir šitos poilsio dienos, bet, žinokit, nespėjom juodai. Bet, kažkaip tiesiog įsivažiuoti reikia ir viskas bus ok. Tai va, tikiuosi šiandien pavyks pasodintas bulves. Dar jas uždengti reikia agroplėvelę. Tai bandysim, atsivežam tokią bulvių sodinamoje, nes sudaigintos bulvės, tai sakė, ten reikės rankomis kažkaip dėlioti, nežinau, dar neįsivaizduoju, kaip visą tai tas procesas atrodys ir kaip jisai daromas, nes kiek vaikystėje susodinusi bulves kaime, tai visą laiką sodinom rankom, ta prasme, arklys pravažiuodavo vagą, padarydavo, rankomis dėliodavom. O dabar turėsim šiokį tokį palengvinimą su sodinamosios agregatu. Taip, tai sodinsim 2 veislių bulves, abi 2 ankstyvosios. Tai va, čia yra gero sudaiginimo pavyzdys šitoj dėžiai. Tokiais daigeliais sodinti yra pats tinkamiausias turbūt variantas, o čia jau yra blogo sudaiginimo pavyzdys. Čia gal dar būtų ir nieko, bet patikėkit manim yra ir stipriau sudygę. 10 cm turbūt ir daugiau yra. Tai jau tokius net ir nulaužiau iš karto, nes jie tikrai nulauž žemėje pasodinant, o čia net neaišku, kur čia ta bulvė baigėsi. Nesužiūrėjau, čia mano kaltė iš tikrųjų yra.
Bet aš tiesiog ateidavau, pažiūrėdavau, tai viršutinės gražiai atrodo, viskas ok. O kad ten giliau yra, šitos pusės žiūrint dėžiai, viskas ok, o šitą dėžę, tarkim, stovėjo šonu. Tai vat šitam šonį yra gerai, kuris buvo matomas iš išorės, o ten yra va taip. Tai, nemačiau. Nesužiūrėjau, nemačiau. Na, yra kaip yra, nieko nepakeisi. Šiaip, sakau, tokių yra mažuma. Daugiau yra tų gerai sudygusių. Tai sodinsim dvi veislės. Viena yra Kolomba, o kita yra kažkur lapelį. Prada. Oi, pabėgo lapelis, nieko. Taip, tai pasisodinsim šitas dvi veislės, apie ankstyvosios, žiūrėsim, pasilyginsim, kuri geresnė, kuri prastesnė, kuri labiau patiks, kuri mažiau. Gal visai nieks neužaug. Dar atsivežiau ir savo iš sėklų užaugintus rabarbarus, nes jie jau irgi prašosi labai pasodinami, dideli jau yra. Tai mano mintis buvo jo sodinti ten, kur yra tvora. Tai už tos tvoros yra kita ūkininko dirbama žemė. Tai šitą tvorą norėčiau apželdinti truputėlį, nes ten, šiaip rabarbarai tai augs ten prie tvenkinio palei tvorą. Dar šalavijus turiu susitaiginus irgi iš sėklų, tai dar iš tiesų nesugalvojau, kur juos sodinsiu. Tai mano vizija yra tokia, kad prie tų kapinių turėti keletą bičių avilių. Mums trūksta bičių. Ir prie tų avilių padaryti bitėms tokią, kaip gėlių oazę, tarkim, kad jos turėtų iš kur to nektaro pasimti, kai dar nežydi, nežinau, kai nežydi avietės, nežydi liepos tokiais pereinamaisiais laikotarpiais ir panašiai, kad jos neskristų niekur toli, turėtų čia po ranka tą tokį medaus nešimo vietą. Tai mano mintis yra tokia, kad ir ten palei tą tvorą levandų pasisodinti, tų vaistažolių ten aplink tos avilius pasodinti ir, čiobrelių, žodžiu, visokių tokių smulkmenėlių. Tai šalavijas buvo vienintelis, kuris, nežinau, kodėl aš jį pasėjau anksti taip, regis ant pokelio buvo tai parašyta vasario mėnesį sėti. Ir jisai man labai gražiai iš tiesų žaliuoja. Kadangi šiltnamyje jau nebelabai turiu vietos, tai aš jį atsivežiau čia. Kad atsivežiau, bet sakau, kur dar aš jį sodinsiu, dar nesugalvojau, bet labai gražiai jisai man žaliuoja. Ir čia yra tokiose mini daigyklose gal aš jį sėjau iš karto tiesiai, tokius man reiks. Visgi važiuos dar su freza Tautvydas, nes žolių išsivertė kažkaip labai keistai, matyt, kai užarta buvo šoniukas ir pradėjo augti vėja mūsų. Čia prieš tai buvo žalinimas pernai, bet žolės vis tiek bujoja. Tai dabar prasikultivuos, man sako, kad būtų lygu, kai po arimo tai labai nelygu. Ir išvažiuos dar su freza. Ir paskutinis pasiruošimo sodinimui etapas. Tai frezuoja lauką Tautvydas. Gandriukas su kielytėm atlieka vabalų ir kirminų išrinkimą. Vakar pasodinam. Šiąnakt žadama šalna. Tai, kadangi šiltnamio čia dar neturim, tai ridikėliai mano auga atviram lauke. Žiauriai sausa, o aš noriu uždengti plėvelę. Tai šiek tiek laistau senoviniu primityviu būdu su laistytuvėliu. Dabar, žinot, palaisčiau, kai jau jie išdygo ir žiūriu ir galvoju, kas sugalvojo, kodėl aš taip retai juos pasėjau. Ta prasme, vagutės taip retai. Bet čia dar po vieną galėjau varyti. Apie mūsų žeminį česnakus. Čia yra tie prancūziškieji. Ir jie yra žiūri nugelti. Ką žinau, kodėl. Aš juos ir papūrinau, ir barščiau, ir pelenais, ir viską. O čia yra nedaug, bet yra tie lietuviškieji žiemiai. Tai šitie gražiai žali, net gražu žiūrėti. Ir vėjuota paskutiniam dienom.
atėjau į avietyną. Čia irgi reikia jau ravėti, nesuprantu, kaip taip greit ta žolė auga. Žiūriu, kad jau ir šienaut reikia, nes jau ir žydi. Tarpuvagiuose šis beitas. Va, žiūrėkit, kiek išleido daug vienas kelmelis. Jau šiais metais kiek išleido atžalėlių. Ir plečiasi į tolį. Tai labai smagu. Taip iškai prakapstau, paskui prafrezuosim kraštus. Irgi norėsiu labiau uždengti plėvelę. Vėjas tai žiaurus, visiškai vėjo šalimi patapom, nežinau. Taip, nu ir ką? Aš jas dar užmulčiavau kompostu. Nenukirpau stiebų. Nors šiaip reikėjo nukirpti, bet nenukirpau specialiai, nes norėjau stebėti, ar gyvos. Tai galvoju, bent per stiebą pamatysiu, nes jisai turėtų irgi kaip ir kažką išleisti, tikėtina. Ojei, vargelį, nu čia tai ne gervogė, turbūt čia šita bus, kaip jinai ta negera. Lauksim truputį, dar ankstoka joms pasirodyt. Žoliai tai ne anksti, kaip visada. Ir iš stiebo nieko neleidžia, tas mane šiek tiek neramina. Šitas stiebas iš vis matau, šitas jau kažkoks negyvs. Bet va, kokių gerulių buvo, storulių. Turigi kažkas prigyt, negali visi neprigyt. Labai baisu buvo, nes mes sodinom rudenį, kai buvo labai didelis užmirkimas, labai šlapia buvo, paskui užšalo staigiai. Tai vat, tas kelia nerimą. Nematyt gyvybės kol kas. Sekmadienis, rytoj vaikam ugdymo įstaigos. Tai jas reikia šiek tiek suruošti. Pietų dėžutės, visa kita. Apranga, namų darbai, maudynės ir taip toliau. Nes jie čia eina kalnais, grioviais. Patikėkit, manim smėlio parsiveža visur, kur tik įmanoma. Ir kur geriau nesakysiu, tai jos dar reikia užmerkti, pamirkyti gerokai duše, kad žmonės būtų galima išleisti. Tai žodžiu. O mes su Tautvydu turbūt juos rytoj nuvežę į ugdymo įstaigas. Atlėksime čia, dirbti toliau. Tai šių darbų video turbūt baigiu. O neparodžiau, aišku, bulvių lauko, mes vakar pasodinom su Igniuku bulves, tai viskas puikiai pavyko, labai greitai. Dar neapdengiam, bet jų parodysiu kitam video turbūt, nes toli dabar kitas laukas tingiai tikėjo. Tai va, tai bus uždengta, tada ir parodysiu. Tai šį kartą tiek ir iki kitą kartą.